Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butyriūtė. Šį vakarą pasikalbėsime apie vadovus ir vadovavimą. Kas, kaip ir kodėl kalbėsime su vadovų trenerė Gabrielė Vaičekauskienė. Labas, Gabrielė. Sveika, Paulina. Vadovas, žodis šitas tikrai yra neatsiejamas nuo žodžių tikslai ir rezultatai. Bet kodėl vieniems sekasi pasiekti tuos tikslus ir rezultatus, na, o kiti vadovai nuolat stringa? Gal norėčiau pateikti per tokį pavyzdį, kad įsivaizduokit, Paulina, kad vieni vadovai savo verslą žiūri užsidėję kaip per rožinius sakinius, viskas tik svajonėse, dirbti nereikės, paprašysiu visatos, nukris viskas ir klientai iš dangaus. Kiti vadovai užsidėję tarsi juodus sakinius, kur visur problemos, klientai blogi, darbuotojai kalti, dar blogesni taip. O sėkmingus turbūt išskirčiau tuos, kurie užsidėję būtent strateginius sakinius, kurie žino, kur einu, ko siekiu ir viskas yra pamatuojama tiek skaičiais, tiek logika, tiek faktais ir tikrai nesiremama yra nei fantazijomis, nei baimėmis. Tai turbūt aš taip išskirčiau. O apskritai, kokius vaidmenis mes galime užimti versle? Na, nėra vien tik tai vadovai, bet kartais patys verslo savininkai užima skirtingas rolės. Kokios yra tos rolės ir kokią tai įtaką turi verslo rezultatam? Labai svarbi šita tema yra ir iš tikrųjų, kai įsivaizduokim tokį dalyką, kad yra trys batai. Yra batai verslininko, vadovo ir specialisto. Ir tikrai smulkus verslas dažniausiai pradedam nuo to specialisto kėdės, sėdim, dirbam kažkokį tai darbą, tarkime, esu, nežinau, buhalteris ir nusprendžiu vieną dieną įsteigti aš buhalterinę įmonę. Kaip ir norėčiau patapti verslininku, iššoku į verslininko batus, taip, tačiau kas atsitinka, kad kas verslą padaro? Verslą padaro būtent vadovas, o vadovas kuria komandą, tu nebetampi specialistu. Tai arba jau išlipk iš specialisto kėdės, arba tu sėdėk specialisto kėdėj, taip, tu galbūt būsi verslus, gal tau idėjos gims, taip, nes verslininkas tai yra kas? Yra rizikos, yra investavimas, yra idėjų kūrimas, generavimas, o vadovas visą tai turi gyvendinti ir čia jau prasideda menas, mokslas, žinios ir vat, būtent strategijų kūrimai, komandų ugdymas, valdymas ir čia jau vadovas turi pabūti. Pabandykime apsibrėžti tada tą savoką, kas apskritai yra tas vadovas. Vadovas tai yra tas, kuris turi pasiekti įmonės rezultatus. Ta, ką verslininkas, jeigu aš sugalvoju, noriu įmonės, noriu pasaulį gelbėti, nežinau, ką aš besugalvočiau, čia yra verslininko ta rolė ir vadovas aš turiu įgyvendinti. Tai kaip suprantu, tikrai ne kiekvienas verslo savininkas automatiškai jau yra pats savaime vadovu, bet man atrodo, kad gana dažnai žmonės taip jaučiasi. Tikrai taip, ne kiekvienas verslininkas gali būti vadovu, kaip ir ne kiekvienas vadovas gali būti verslininku. Ir aš gal tikrai esu tas verslininkas, man yra faina būti verslininku ir jeigu aš nenoriu net būti vadovu, tai aš turiu pasisamdyti tą vadovą, kuris įgyvendins. Nes yra tikrai nuostabių vadovų, kurie galbūt ir nemoka tų vizijų kurti, jie nesupranta, nemoka investuoti, nerizikuoja, tai sėdėk vadovo kėdėj, pasirink. Gabrielė, kad būtų aiškiau, įvardink, kokios yra pačios svarbiausios funkcijos ir galbūt įgūdžiai svarbiausi verslininkui, tada vadovui ir tada specialistui, kad mums būtų labai aiškios tos trys tie batai, kuo jie tarpusavyje skiriasi. Jie kaip ir skiriasi ir kaip ir panašus yra. Ir be abejo, jeigu aš smulkus verslininkas esu ir aš turiu tas tris kėdės pats vienas ir apsėsti, tik svarbu suprasti, kiek procentų. Taupimo sumetimais, taip. Ir kiek procentų bent jau turėčiau įsivaizduoti vizualiai, kiek aš turėčiau sėdėti. Ir jeigu noriu tikrai kalbam apie verslą, tai vadovas turi bent 70% vadovavimo, 20% pasilikti savo peržiūrom idėjom, ko noriu, rinkos persižiūrinėti, gal kažkokių idėjų naujovių, o specialistui turi pasilikti 10% ir būtent kokių įgūdžių man reikia, tai čia yra vadovavimo įgūdžiai, vizijų kūrimo įgūdžiai ir būtent techniniai įgūdžiai reikalingi specialistui. O dabar apie vadovų grandis. Žinau, kad jos yra skirtingos ir kokios jos yra ir kuo jos tarpusavyje skiriasi. Vadovų grandys yra paprasčiausios, tai galim pradėti aukščiausio lygio vadovas, vidurinės grandies ir žemiausio lygio vadovai. Ir kuo jie skiriasi, tai paprasčiausia, kad aukščiausios grandies tai yra jie strategai. Tai yra būtent strategai, kurie turi susistrateguoti žingsnis po žingsnio, ką darysiu, kaip darysiu, su kuo darysiu. Ir čia jeigu aš esu ir verslininkas, ir vadovas savo versle, tai aš turiu būti strategas. O viduriniosios ir žemosios tai yra jau prasideda, jau yra operaciniai. Jau yra, aš galiu būti ne strategas, bet aš galiu dirbti su žmonėmis, tai yra personalo galbūt vadovai, jau pamainų vadovai, kas labai dažnai maišoma, kai noriu pasisamdyti kokį tai vadovą į savo komandą ir nežinau, kokio man žmogaus reikia, kokius darbus jis atliks, ar strateginius, ar ir tuos.
Tai jeigu taip galėtumėm įvardinti, tai aukščiausio lygmens vadovas, tai turbūt būtų šiai dienai generalinis, daugumoje organizacijų, ar ne? Vidurinės grandies vadovas, tai čia yra, pavyzdžiui, skyriaus vadovas, marketingo, pardavimų. Gamybos vadovai. Ir tada žemiausios grandies vadovai, tai yra pamainos vadovai ar kokios... Personalo vadovai, tie, kurie jau kasdieninius operacinius žingsnius daro, kur prižiūri, jau kasdieną aš sėdžiu su tavim ir susižiūriu, ar išskaičiavot, ar nunešėt, ar užsakymus padarėt. O kas yra tada vadybininkai? Nes labai dažnai, kai kalbėjau apie personalą, tai būna personalo vadybininkai. Čia jie turi kažkokį skirtumą, ar tiesiog pavadinam skirtingais pavadinimais tą patį dalyką? Vadybininkai, tai vadybininkai irgi turbūt priklauso, kas tu per vadybininkas, kokia tavo vadyba yra, kokioje tu lygmenyje esi ir iš principo, ko tu nori iš tavęs kaip iš vadybininko, ar tu pardavimo vadybininkas esi, ar tu įmonės, koks tu vadybininkas, čia labai plati tema yra, tai čia nežinau net. Nesiplėsime šitą. Gerai, Gabrielė, o dėl ko apskritai yra svarbu žinoti, o gal ir nėra svarbu žinoti, koks apskritai pats esi kaip vadovas, ar ne, ir tada kokio mums vadovo reikia į mūsų organizaciją, kaip jo ieškom. Na, kas mums iš to, kad mes žinome, koks mes vadovas esame, ar jau čia tas strategas, ar galim tiesiog žemam lygmenį labai gerai pasirodyti, kas iš to? Visada sakau, žinokit savo rolę. Nu, kas aš esu, atsakykit savo, ne, vat iš tikrųjų, vat, kaip ir paminėjau, 3 tos batukai, aš esu verslininkas, būsiu vadovas ir specialistas, ne, kai aš pats žinau, kad jeigu aš būsiu ir savo vadovas savo įmoniai, vadinasi, aš jau noriu, nenoriu, turiu būti strategu. Vat čia ir vat yra, einu mokytis, jeigu nemoku, pasiemu šalia žmonės, kurie man gali tame pagelbėti, o nesikapanoju iš to, kaip sugebu, nes iš tikrųjų labai daug verslininkų, vadovų pradeda iš tiesiog, iš tikėjimo, iš noro ir aš pati esu pradėjus ir daug pradeda ir tai nėra blogai rinkti patirtį per savo klaidas, bet kuo greičiau tu supranti, kad tu greičiau eik strategijos kurti, tai va tada ta sėkmė greičiau ir ateina. Tai čia yra svarbu žinoti, kas mes esame patys ir kokią rolę užimame, o iš tos kitos pusės, dėl ko mums yra svarbu žinoti, kokio mums to vadovo reikia ir kaip mums suprasti jau iš organizacijos pusės. Kai vadovas, aš žinau, kokios man pozicijos reikia žmogaus. Tada aš turiu žinoti, kokiu įgūdžiu aš noriu, kad tas žmogus turėtų. Ir čia dažniausiai irgi didelė klaida, kai atsirenkam žmonės pagal pavadinimus kažkokius, ne, kaip sakyti. Pagal tai, kas CV parašyta. Kas CV parašyta, ar į gamybos vadovo, gerai, pabūsiu gamybos vadovu, ne, bet aš turiu žinoti, o kokius darbus jisai atliks įmonėje. Jeigu aš noriu, kad jisai prižiūrėtų 5 žmonės, kad jis gamybos procesus galbūt pradėtų nuo pat pradžios iki pat užbaigimo, kad ir medžiagas užsakinėtų, kad ir žmonės sužiūrinėtų, grafikus darinėtų. Ir tada galvoju, čia reikia man planuotojo labiau, ar man reikia kokio kontrolieriaus labiau žmogaus kaip savybės. Va, tai lygiai taip pat ir galiu paimti ir personalo vadovas. Ar reikia man komunikabilios kažkurios, kuri labiau moka kalbėti, ar kaip tik man reikia kropštukės ir tylios, kuris sėdėtų ir puikiai atlikinėtų savo darbą. Tai kai va tą sąmoningai suvokiu, man šitai pozicijai reikia būtent tokio žmogaus, vadinasi, aš tokio ieškau ir noriu, kokiom savybėm tas žmogus būtų. Ir čia be abejo turi būti jau vertybės ir įmonės, ir kaip įmonės vadovo, ar aš noriu tokio žmogaus į savo komandą. Iš esmės, tai turim padaryti namų darbus. Kaip organizacija apsirašom darbus, kuriuos žmogus turės atlikti, tada yra savybės, tada nustatom, į kurį čia vadovo grandies laiptelį patenka, į kuriuos tos batus, na ir tada formuojam darbo aprašymą, ar ne? Jeigu kalbėtume, pavyzdžiui, apie darbo skelbimo aprašymą, suprantu, kad aukščiausiam lygmeniu tai būtų jau mums svarbu strategijų kūrimas, vizijos, kas svarbu yra, kaip vadinam juokais, vadovėlė, to vidurinės grandies ir žemiausios lygmės. Kokios savybės čia? Kuo jie skiriasi? Kuo skiriasi, tai pirmiausia, jeigu kalbėti apie CV, iš tikrųjų yra labai didelės problemos, kai pamatau CV aprašymus. Nu jau tiek sudeda, atrodo, kad tas ieško, čia nekalbėt būtinai apie vadovus, galim kalbėti apie bet kurios ryties specialisto darbuotoją mes ieškom, mes tokias paklodės prirašom, man atrodo, kai jis turi viską padaryti, ir grindis plauti, ir vadovauti, ir lentelės pildyti, dar ir nusifilmuoti, jeigu reikės, tai tikrai atkreipkite dėmesį, ko mums reikia, ir neklaidinkim tų pačių darbuotojų, nes yra nuostabių tikrai darbuotojų, kurie net perskaitę jūsų tos CV, sako, wow, aš netitinku. Ir ne vieną kartą esu pati tyrimą dariusi ir pasižiūrėjus, o jeigu man reiktų eiti ir susirasti darbo, aš pasižiūriu ir man atrodo, wow, aš pusę net nesuprantu, kas ten yra, arba pusę aš net nesuprantu ir net nemoku galbūt. Ir dar atlyginimas juokingas. Ir dar atlyginimas, tai vad būtent ir atlyginimas ir galvosite, o kodėl jūs tą rašot? Nu, nebe tie laikai, kad paimtų, kad žmogus viską darytų. Nu, taip, ir tikrai nerasti darbuotojų tokių kaip jūs, kaip aš, visi esam skirtingi, o mūsų kaip vadovų darbas
kuriuos ir yra padaryti, kad žmogus save, mes jį turėtumėm padaryti žmogumi, ta prasme, kad jis jaustųsi gerai savo darbo kėdėje, o ne paėmė kūrybininką, įstatė į techninį darbą ir žmogus dūsta tame darbe, nes jam trūksta kūrybos. O kalbant apie tas asmeninės savybės, va būtent kaip paminėjau, strateginis planavimas yra vienas iš svarbiausių aukščiausios grandies vadovų. Vidurinės grandies vadovų čia yra kas? Organizuotumas ar bendravimas? Organizuotumas, planavivimas. Netgi ypatingai ateina taip iš tikrųjų ir gamybos vadovai ir sakai, kaip planuojate, kur planuojate. Nu tai įmonėse mums nereikėjo planuoti, tai jau tau ženklas, kad tau jisai vadinasi nesuorganizuos, nesuplanuos, gal kažkaip, ne, darys taip, kaip supranta. Ir čia iš esmės reikėtų apie tai ir kalbėti darbo pokalbio metu. Jeigu mes žinom, kad mums reikia vidurinės grandies vadovų, mes ir gilinamės į būtent jo šitas savybės ir kaip jis tai geba daryti. Teisingai girdžiu? Taip, plus reikia atskirti yra ir savybės, ir įgūdžiai žmogui, turime atskirti, kas yra profesiniai įgūdžiai ir asmeniniai įgūdžiai. Tai profesiniai be abejo tai yra kokių mums žinių mes norim kaip iš profesinės pusės, ne, iš to specialisto. Galų gali ir savo pasidaryti tą testą, ne, paprasčiausia apsirašymą, pasimti popieriaus lapą ir susirašyti, ką aš turiu. Ar aš turiu finansinio raštingumo, ar aš darbų teisę suprantu, ar aš saugą suprantu. Ir galvoju, kokius turiu profesinius įgūdžius, o asmeninį ir prasideda. Ar aš sugebu lyderiauti, ar aš sugebu planuoti, ne, ir tada žiūriu, o ko aš noriu iš to žmogaus? Ar man reikia jis organizuotų? Ne, gal man nereikia organizatoriaus. O žemiausios grandies vadovui tada kokios būtų kokios svarbiausios savybės, kurias būtinai turėtumėm paminėti darbo aprašyme? Paminėti nežinau, ar vieną tai galėtumėm išskirti, bet dar kartą sakau, pagalvokime apie tai, kokio mums reikia to žmogaus. Nes tikrai yra ir pavyzdžiui ir projektų vadovai, jie irgi yra kitos žemo lygio, kaip sakyti, ne tai, kad mes nekalbam apie aukštą žemą lygį, bet žemos grandies projektų vadovai, jie sėdi vieni prie kompiuteriaus, pasivadinę tuo pavadinimu, paskambino, tau pasakysiu, Paulina, išvežk čia baldus kokius užsakymus, tu čia užsakyk ir tuom ir baigėsi. Tai tiesiog jisai turi tik savo darbus puikiai susižiūrinėti ir jeigu reikia iš kolegų pasiklaus, kad duokit man informaciją, duokit man skaičius, duokit man medžiagas, ko jums reikia, to duokit. Tikiu, kad kiekvienas verslininkas į savo komandą tikrai nori vadovų gerų ir pačių geriausių. Iš tavo patirties, kaip sekasi verslininkams, verslo savininkams atsirinkti tą tinkamą vadovą? Ar čia jiems yra tokia lengva užduotis ar viena sudėtingesnių? Kaip tu matai šitą situaciją? Pakartosiu apie tai, kai aš žinau, kas aš esu, pirmiausia, pradėkim nuo savęs. Tai suprantu vieną tų klaidų, kad jie nežino. Taip, labai daug kas nežino, kokia mano rolė yra, ar aš noriu būti to vadovu, ne? Tada kokius aš pati įgūdžius turiu. Ir jeigu aš esu savo versle ne tik verslininku, bet ir vadovu, tikrai labai svarbu ne tik, kad sugalvoti, tu turi žinoti, kokios aš noriu komandos, kokios aš noriu savo sistemos. Verslas yra sistema, nes aš kursiu sistemą žmonių pagalba. Ir būtent žmonės padės man tą padaryti. Ne vadovas, ne kažkas, o būtent žmonės padės. Kokias dar klaidas padaro vadovai, verslo savininkai rinkdamiesi vadovus į savo komandą? Nepasiruošia. Tai vienas iš tų, kad aš nepasiruošiu, staigiai man prireikia kažko, įdėjau skelbimuką, plius minus nusikopijavau nuo kažkur ir aš įdėjau skelbimą. Viską surašiau visų gražių. Taip, ir dar yra, kad mes labai viską patys mokam. Ir nepagalvam, kad yra specialistai, kur mes galim, ir HR specialistai, personalo atrankų specialistai, kur mes galim juos pasitelkti į savo komandą ir kad jie pagelbėtų. Bet būtent aš ir tiem specialistam turiu žinoti ir užduoti užduotį, kad žiūrėkit, man reikalingas toks vadovas. Jis darys tą ir tą. Aš noriu tokiais įgūdžiais, kad jis būtų ir ateitų pas mūsų komandą toks žmogus. Žinai, aš girdžiu, kad viskas prasideda nuo paties to verslo savininko arba nuo to žmogaus, kuris samdys vadovą, nuo to tinkamo įsivertinimo. Ir mes turim įsivertinti, kaip čia taip turi būti, ko mums reikia. Bet labai dažnai žmonės nei jie žino, ko jiems reikia, nei... Ir man tas vis kirba klausimas, tai kaip tinkamai įsivertinti, čia kažkokius testus atsisėdus daryti, ar braukyti pliusus minusus, kaip tinkamai padaryti. Jeigu nenori testų daryti, tai paprasčiausiai, kaip ir paminėjau, pasimkit popieriaus lapą ir susirašykit profesiniai mano įgūdžiai kaip vadovo, ką aš moku, ką aš galiu, ne? Ir žiūrėkit savo įgūdžius. Ir tada galvokit pagal organizacijos tikslus, o ko šiai dienai man trūksta. Nes tikrai pradedam lakstyti mokymus, einam į vadovavimo mokymus, bet ar mums reikia vadovavimo? Gal man šiai dienai reikia delegavimo mokintis, ne, kaip vadovui, arba lyderystės galbūt, o gal man valdymo stiliaus reikia mokintis. Ir šito
šitoj vietoj irgi yra tam tikra problema, kad vieni vadovai besimokindami tampam arba žinių kaupyklos, tai va čia pereisiu prie to, kuo praktika nuo teorijos netgi skiriasi, tai labai daug prisiskaitom, prisimokom, bet jeigu mes niekada nepasipraktikuojame, tai, sorry, žinokit, jūsų tie mokslai pasidėkim į lentynas ir jie toliau tegul stovi. Visada rekomenduoju ir pati, ką darau, jeigu einu į kažkokius mokymus, į kažkokius seminarus, aš žinau, kad aš grįžusi, aš būtinai turiu pasipraktikuoti. Bent vieną dalyką. Būtinai vieną dalyką. Ir netgi ir komanda kartais irgi pasakai ir žino, kad žiūrėkit, dabar aš pabūsiu ta kokia autokratinė, pavyzdžiui, ne, mano valdymo stilius. Ir pabūsiu ta, kur viena sprendimus priimsiu, būsiu griežtesnė, ne. Ir tu pati stebis, žaidi netgi, ne, vat kaip tu pats jautiesi, ar tau tinka toks stilius ar netinka, ne. Kitą savaitę, žiūrėk, aš pabūsiu, kur viską paleidžiu. Kaip vadinasi šitas stilius? Tai gali būti ir demokratinis šitas stilius, kad, prašom, visiems viskas ant lėkštutės. Tai ką noriu pasakyti, ir bet ko, ar planavimo einu mokytis, ar bet ko, paimkit ir pasipraktikuokit ir tada pasakysim, veikia ar neveikia, nes iš tikrųjų yra tam tikrų teorinių dalykų, kurie neveikia praktikoje, bet aš galiu tada tik pasakyti, kaip pati pasipraktikavau. Jeigu aš to nepraktikuoju, sorry. Jau užsiminėjai apie tas teorinės ir apie tuos valdymo modelius, vadovavimo modelius, kurių, ko gero, yra labai labai daug. Gal gali nešti aiškumo, kokių apskritai jų egzistuoja, bet iš karto klausiu, kas iš tikrųjų iš tavo patirties veikia praktikoje ir tavo vadovavimo, ir tų žmonių, kuriuos konsultuoji, kas veikia praktikoje? Turim suprasti, kad nėra vieno atsakymo, vienos taisyklės, tai yra visuma. Vadinasi, tuo metu, kokio man reikės stiliaus, aš tą turiu ir taikyti, tą stilių savo, jeigu įsivaizduokit, dabar bus gaisras įmonėje, dega, o aš sakysiu, sušaukiam tarybą, pasitarkim, ar čia fotelius nešam, ar ką mes, galbūt aš tuo metu ir balsą pakelsiu ir gelbėsiu gyvybės. Tai tikrai nėra vieno stiliaus ir vienos taisyklės. Pagal tam tikrą situaciją turime greitai reaguoti. Tai vad ko reikia vadovams? Greičio. O kaip jiems sekasi su šitu greičiu iš tavo patirties, ką matai, kuriuos treniruoji vadovus? Ar jie turi pakankamai to lankstumo, o gal kaip tik įsikimba į tam tikrą teoriją, nes teorija yra gėris kabutėse? Su manim, kai dirbama, tai iš karto mes praktikuojamės. Visada praktika, yra užduodami namų darbai, juokaujame ir iš tikrųjų, ko mums reikia, to mes siekiame, to mes ieškom. Ir iš tikrųjų, kai vadovai supranta, kokia rolė yra, kokios mano savybės, kokios įmonės noriu, kokį mes tikslą siekiam, kokią strategiją mes susikūrėm. Ir būtent mes sukūrėm strategiją pagal vadovą. Ne pagal mane, pagal teorijas, o būtent pagal tą žmogų. Nes tas vadovas turės įgyvendinti strategiją, ne aš. Gabrielė, o tavo akimis, ar iš tikrųjų galima vadovauti, apskritai neturint formalių žinių, tiesiog kaip būna, aš esu vadovas, pats iš savęs ir darau taip, kaip man atrodo, save įsivertinu, galbūt ir nelabai realistiškai, bet įsivertinu ir einu vadovauti. Ar to pakanka, nes viską išmokstam savo kailiu, ar visgi reikia formalių žinių? Labai daug pradedame iš tikrųjų, kaip ir minėjau, neturėdami tų žinių, mes tiesiog turim idėją, labai savim tikime ir mes galvom, kad tą pasaulį nugalėsime ir mes jau kaip sugebam, taip mes darome. Tik šalia visada yra toks dalykas, kad mokytis reikia ir būtina nesustoti, bet kaip ir sakau, mokinkimės ir praktikuokimės. Ir iš tikrųjų, jeigu aš žinau, kad aš nesugebu struktūros, nesugebu sistemų vesti, tai einu ir mokausi, nes vadovas, žinokit, yra vis dėlto, yra profesija. Gal jos nepavadinsim kaip, kokio mūrininko, kur specialybė apčiuopama ar kirpėjo, bet vadovas yra profesija. Ir aš turiu tapti ekspertu, aš turiu išmanyti tiek profesinius, tiek finansinį raštingumą būtinai, nes va čia didžiausia dar viena problema - neturėjimas finansinio raštingumo pas vadovus, nes aplamai nieko neskaičiuojam. Kaip bus, taip. Buhalterė tam yra. Taip, bet mes turim suprasti, kad buhalteris yra išorinis žmogus. Atiduodam dokumentus ir jinai atiduoda mokesčiam, paskaičiuoti atlyginimam ir taip toliau. Norim, kad mums skaičius analizuoti, tai jau reikia finansų mums, kaip sakyti, jau analitiko, o šitą dalyką patys turim mokytis. Patys turime jau analizuoti savo verslą, savo įmonę, savo, ko mes siekiame, ko mes norim. Gabrielė, o kur dažniausiai klysta vadovai, net ir turėdami labai daug patirties? Kad klysta, tai klysti yra normalu ir čia viskas su tom klaidom, o verslininkai tikrai mes net nebesibaidom tų klaidų, mums tos klaidos yra galimybės. Galbūt pastebėčiau iš to, kad nebenoriu mokytis, arba aš esu čia, aš, karalius vienas,
ir aš vienas tik žinau savo tiesą. O kad keičiasi rinka, keičiasi žmonės, keičiasi požiūris, tai va šitoj vietoj ir patys sustoja, nes jie įsitikinę, kad tik aš pats geriausias esu. Ir jau viską moku. Ir viską moku, taip. Kokios kompetencijos šiandien dienai yra labiausiai geidžiamos kaip vadovo ir kokių kompetencijų šiandien dienai labiausiai trūksta patiem vadovam? Kaip vadovam tai labiausia, tai vat, būtent ko nėra, tai strategijos kūrimo ir planavimo. Jie eina mokytis planuoti laiko, nors sakau, mes ne laiką planuojam, mes darbus turim planuoti ir įdėti tą savo laiką, visi vienodai mes to laiko turime. Ir jeigu kalbant apie komandos, tai iš tikrųjų empatijos. Tai dar vis pritrūkstame tame, kad žiūrėti darbuotojus kaip žmonės, mes esame lyderiai, vadovai ir mes turim padaryti kitus lyderiais. Va tada ir darbuotojai bus dėkingi, mes turime padaryti taip, kad darbuotojams būtų gerai čia pas mus įmonėje. Ir jie norėtų su mumis dirbti, nes mes turim kartu siekti bendro tikslo. Leisk atspėsiu, kad turbūt įgūdis, kurį turėtų ugdyti nuolat vadovas, turbūt ir būtų empatija. Ar kažkas kito? Tikrai taip, tikrai taip. Gabrielė, vadovai visų pirma yra visgi žmonės ir ką daryti, kai jiems patiems trūksta motyvacijos? Patiems vadovam, kaip jiems tai elgtis? Dažnai mums pritrūksta tos motyvacijos ir prieš tai kalbėjom apie klaidas. Jeigu jau vieną kartą užlipau ant to grėblio, buvau perdegęs, neturėjau motyvacijos, tai gal keistai nuskambės, bet iš tikrųjų viena iš praktikų yra turėkit motyvacijos strategiją. Neperdegimo strategija, viena iš daugelio strategijų įsidėję, įsiplanavę. Pas mane labai aiški yra, kas 2 mėnesius atostogauju. Mano visi vadovai, kur dirbam, sako, nu kaip Gabrielė, 6 atostogas. Taip, tai nereiškia, kad važiuosim į užsienį, lėksim, bet aš žinau, kad kas 2 mėnesius, gal pas mamą nueisiu, gal pražiūrėsiu serialus, gal knygą skaitysiu. Aš turiu žinoti savo strategiją, kaip man neperdegti ir aš turiu tam pasiruošti. Verslas yra pasiruošimas. O kaip atpažinti vadovui, kad jis jau yra tokioje perdegimo zonoje ir kaip suprantu, tada yra viena iš tų strategijų sustoti ir eiti atostogauti. Gal dar kažkokiu būdu? Nebūtinai atostogauti, vienas dalykas nedalaukti iki to momento, net nedatemti ir šalia iš tikrųjų jau vadovai turi šalia žmonės, trenerius ar mentorius, coachingo, pavyzdžiui, specialistus, tu nebūk vienas. Niekada vadovas nebūk vienas. Pagalvokime, mes tai mokyklą ėjom ir mus kas vedė mokytojai, mus laikė už rankutės, mus skatino, o kai mes pradedam vadovauti, mes kažkaip tai pasidarom jau vieni patampam, vieniši, o kodėl mums šalia neturėti žmogaus, kuris mus vestų, sustabdytų, pakonsultuotų, paverktų su tavim, jeigu reikia, paglostytų, mes esam žmonės. Aš taip pat turiu savo mokytojus. O kokią įtaką vadovo emocinė būklė daro būtent komandai ir organizacijai? Čia toks pavyzdys, kaip pareik namo piktas. Pareik piktas namo ir žiūrėk, ir ant vaikų atsigausiu, pareiksiu, ir vyras blogas paliks. Tai juokauju, bet iš tikrųjų organizacijoje lygiai tas pats. Vadovas ateina su nuotaika, maždaug visi metam darbus, einam švęsti. Nu ir kokie rezultatai? Koks yra pats pirmas signalas vadovui, kad jis jau yra perdegimo zonoje? Iš ko mes galime atpažinti tą perdegimo pirmus signalus, kad jau reikia kažką daryti? Pirmi signalai tai turbūt būtų iš to, kad pyktis arba užsidarimas. Vieni arba labai užsidaro, vieni ir kažką jau pradeda regzti, megzti, o kiti labai per pyktį pasireiškia. Ir labai netgi reaguoti, kaip komanda sako kažką, netgi pačiam vadovui, kad, vadovė, žiūrėkit, jau kažkas, tai nereikia vaidinti didvyrio, reikia pastebėti. Bet supraskim vieną dalyką, kad su praktika mes išmokstame tos dalykus. Įjunkim visur sąmoningumą. Visur, kaip ir sakau, žodis turi sąmoningai būti paaiškintas, lygiai taip pat aš turiu save žinoti. Ir jeigu aš save žinosiu, kas aš per žmogus, kaip aš reaguoju situacijas, nes tikrai verslas yra, tai iš tikrųjų stresinės situacijos ir čia nebus taip, kad verslas nebus problemų. Ir aš jau tiesiog eidama į šitą rolę, jau turiu susitaikyti su tuo, kad ir streso bus, ir nepavyks kažkas, tai jeigu jau tiek neperneši streso valdymo, tai galbūt kartais ir netinka tau ir to vadovų būti. O gal yra kokių nors knygų, mokymų ar praktikų, kurią rekomenduotum kiekvienam vadovui? Jeigu apibendrinant kalbėti apie šiandienos temą, tai tikrai rekomenduočiau paskaityti Verslo mitą, kur iš tikrųjų kalbama kaip iš kepyklos tos specialisto, nebūt specialisto, o daryti savo verslą. Pradėkim nuo klausimo, kodėl taip pat knyga, kodėl aš tą darau, kodėl man to reikia, o kodėl aš iš viso tas vadovas esu, o kodėl aš tą darbuotoją samdau.
Na ir pabaigai, kokia yra viena pati svarbiausia pamoka, kurią turėtų išmokti kiekvienas vadovas tavo akimis? Tai pagrindinė turbūt mano būtų pastebėjimas, kad klaidos yra privalumas. Ir kai aš jau su to netgi jau gyvenu, kad tai yra mano patirtis ir nes aš su savo patirtimi galiu dar sėkmingiau kurti ar kitus verslus, ar savo įmonę auginti, tai nežinau, reikia įsimylėti klaidas, tik aišku, jų nekartot. Ačiū už pokalbį. Dėkoju. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Gabrielė spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Office Dramų laidose. Iki.